Viešpatie, aš meldžiu tavo apreiškimo dvasios. Viešpatie, Dieve, kad tu apreikštum. Viešpatie, Dieve, šiandieną mums gilius dalykus, viešpatie, Dieve. Kad mes išvystume savo viduje tai, ką girdime. Kad mes matytume kiekvieną žodį, kurį, viešpatie, Dieve, tu mums šiandieną kalbėsi ir apreikši. Halleluja. Nematomoji sfera valdo mūsų matomas sferas. Halleluja, brangiai. Nematoma sfera valdo matomas sferas. Kiekviena matoma apraiška kilo iš nematomosios veiklos. Halleluja. Viskas, ką jūs matote fizinėmis akimis, kilo iš nematomosios veiklos fizinėmis akimis. Halleluja. Nematomos realybės, nematomos įstaigos ir kūriniai taigi aš sakyčiau taip, kad kiekvienas regimos egzistencijos gyvybės linija yra įsišaknijusi ir kilusi iš nematomų sferų. Halleluja. Dabar labai lengva suprasti, kad vanduo valdantis vandenis žemėje yra nematomoje sferoje. Kalnai, valdantis matomus kalnus, kuriuos šiandieną matome žemėje, yra nematomose sferose. Kitaip tariant, jei norime sugrįžti ir sutapti su Dievo paveikslu, mes turėsime patekti į Dievo karalystę, kur mums bus atiduota kiekviena būtybė, kuri bus tau pavaldi. Ir ten jau viešpataus žmogus. Žmonėje esantyje čionais niekada nekontroliuos kūrinijos. Aš kalbu apie žmoniją be Dievo. Kol žmonės neįvaldys arba neišmoks pakilti į sferas, kurios yra anapus čia, ir netaps šviesa, kuri atspindi amžiną šviesą soste, valdyti kūrinijos nepavyks. Taigi Dievas žino, ką jis darė. Jis nustatė šaltinį nematomoje sferoje, o tada leido pasireiškimams iš šaltinio į laiko dimensijas arba į matomas sritis. Taigi, kas nori pakilti į sferas ir valdyti fizinę sferą, turi būti valdžią turintis žmogus, užkariavimų žmogus
kariaujantis dvasinio intelekto žmogus. Dabar gyvatė buvo tokia protinga, subtili ir tiksliai žinojo, ką daryti ir kaip suvilioti bei apgauti Adomą, kuris buvo sferose, pas kurį buvo priėjimas prie pasaulio, valdančio fizinės sferas. Tada Adomas nežinojo, kad jis iš tikrųjų yra šio pasaulio karalysčių dievas. Adomas nežinojo, kad jis yra šio pasaulio karalystės karalius. Amen. Jam buvo duota raktai visų dimensijų ir sferų. Aleliuja. Bet vatom gyvatė ir buvo gudresnė, kad jinai išnagrinėjo anksčiau, ką Dievas davė žmogui, kam jis jį sukūrė. Amen. Nes jis atpažino, kad vienintelis žmogus yra panašus į Dievą. Jisai pasižiūrėjo save, bet pasižiūrėjo žmogų. Adomas nežinojo, kad jis yra visų dvasios dimensinių ir sferų valdovas, valdantis fizinės sferas ir dvarinius visokias būtybės fizinėse ir dvasinėse srityse. O laikui bėgant atėjo apgavikas ir apgavo jį visokių melų ir iškreiptomis tiesomis. Adomas taip apgailėtinai pasidavė. Nekalba apie Ievą, ne? Jūs žinot istoriją. Ir laikui bėgant Adomas suprato, kad tai, ką jis valdė, iš tikrųjų tapo tuo, kas dabar valdo jį. Adomas tapo būtybių, kurios kadaise buvo jam pavaldžios tarnu. Aleliuja. Ir visi Adomo palikuonys, pirmojo Adomo palikuonys tapo tokie. Amen. Todėl ir sakau, kad pasaulis, žmonija niekada nevaldys, jei jie netaps antrojo Adomo savininku. Amen. Bet brangiai, šiandieną kažkas pasikeis. Amen. Šiandieną kažkas pasikeis. Jūs grįšite į tą vietą, iš kurios Dievas jumis pradėjo. Amen. Kiekvieną pasireiškimą galima atsekti iki dvasinės būsenos. Amen. Kiekvieną pasireiškimą čianais galima atsekti iki dvasinos būsenos. Kiekviena būsena yra įsišaknijusi dvasioje. Išgirskit mane šiandieną. Amen. Kiekviena būsena jūsų dabartinė ir praeities ir esama ir būsima yra įsišaknijus dvasioje. Nesvarbu, ar tai būtų sveikatos krizė, psichinė krizė, depresija, savigarba, kančios, tragedijos, skyrybos, skausmas, vėžys ir taip toliau, ne, čia nerašiau daugiau. Viskas, kas atrodo niūri ir lėtinė, viskas yra atsekama iki gyvybės šaltinio, gyvybės linijos nematomoje sferoje. Amen. Kokią jėgą, kokią gyvybę jie beneštų, nesakykime. Ir štai kodėl tikėjimas yra mūsų prieiga prie nematomų sferų.
Tikėjimas yra prieiga prie nematomų sferų. Aleliuja. Sako, jei turėtumėt tikėjimą, nors tokį kaip garstyčios grūdelį, amen, pasakytumėt kalnui persikelti ir jis persikeltų. Žmonės fiziškai galvoja, nu jo, prieis prie kalno ir rėkaus. Ne, jis turi menį dvasioje. Tas kalnas jisai gyvas. Amen. Jis yra būtybė. Jis gali būti net ir ne tik būtybė, o namai kažkam. Amen. Na gerai, neįsiu toliau. Okay. Elementarumas arba tai, ką jie vadina tikėjimo pradžia, yra tikėjimas, kad galite pasiekti nematomas sferas. Amen. Pirmiausia, tikėjimas, kad galėtume pakilti į dvasios dimensijas, kurios yra už fizinių sferų. Ir tai yra elementarus, brangiai, elementarus tikėjimo lygis. Elementary, ne? Pradinis. Biblija sako, amen, Hebrajus 11:1, visas skyrius apie tikėjimą, kad tikėjimas tai yra ne tik pasitikėjimas viešpačiu. Žinot, yra, kai tu pasitiki ir kai tu tiki. Amen? Kaip aš sakau, dauguma gyvena viltimi, pasitikėjimu, bet netikėjimu. Nes tikėjimas jau parodo. Tikėjimas turi evidence, lietuviškai, įrodymą. Amen? Tavo darbai rodo, kad tu tiki. Tavo gyvenimas rodo, kad tu tiki. Amen? Juk be tikėjimo nieko negali padaryti. Bet tikėjimas, brangiai, yra ne tai, ką mes matome, bet tikėjimas yra tuo, kas nematoma. Parodyk, sako man, buvo, sako, va, pereik, tu, sako, per vandenį, tada aš patikėsiu. Tada jau, sako, viskas, jau čia nebus tikėjimas, jeigu aš dabar eisiu per vandenį. Nes tu matai. Bet jeigu tu tiki, kad aš galiu perėti per vandenį, tai tavo tikėjimas mane perves per vandenį. Apaštalas Paulius 2 Korintiečių laiške 4:18 sako, mes nežiūrime tai, kas matome, tai, kas regima, bet tai, kas neregima. Amen. Vat toks mūsų gyvenimas. Aleliuja. Jis plačiai kalbėjo apie tikėjimą. Amen. Jis sako, palikite tos elementarius dalykus, verčiau tobulinkite savo apreiškimo žinias apie tikėjimą. Tobulinkite. Amen. Kaip tas tobulinimas, aš dar kas sakau, pranašiškas gyvenimas, jisai vien susideda iš tikėjimo. Ne iš aplinkybių, ne iš, kaip čia pasakyti, iš fizinio gyvenimo, kuris diktuoja tavo, ne? Bet iš to, ką tavo vidinis žmogus mato ir patiria. Ir tiki. Amen. Žengdamas į to žingsnius. Amen.
tuo aš atsiversiu. Antras Korintiečiams 4:18. Tuo tarpu mes nežiūrime į tai, kas regima, bet į tai, kas neregima. Nes kas regima yra laikina, o kas neregima amžina. Ir jeigu mes statysime savo gyvenimą ir tikėjimą ant regimų dalykų, kokie mes dabar esam, amen, tai nieko nebus. Mes tikėjimu keičiame esamus dalykus su kitokiu mąstymu. Amen. Nesiremdami savo supratimu, bet viešpaties. Tikėjimas yra dalykų, kurių tikimasi. Esmė, nematomų dalykų įrodymas. Nematomų dalykų esmė. Nematomo įrodamas to, ko tikimasi esmė. Aleliuja. Paulius eina toliau sakydamas, kad žiūrime ne į tai, kas matoma, o į tai, kas nematoma. Kitaip tariant, ateis laikas, kai pradėsime tolti nuo elementarios tikėjimo doktrinos į kitą tobulinimo dimensiją, kurioje tikime tuo, ko nematome. Mes jau tai pradėjom ir keliaujam tuo keliu. Ką čia jie daro? Ko čia valiojas, ko čia riaumoja, ko čia rankoms klaidosi, ko jie čia kritinėja. Mes tikėjimu gyvenam kitoje dimensijoje. Amen. Ir taip, ta elementarioji doktrina, kurią jūs girdite bažnyčiose aplinkui, jinai laikina. Amen. Paulius apie ją kalba Hebrajams laiške 6. Amen. Sako, palikim galiau tos rankų dėliojimus, krikštus, jau viską į šolį ir ženkime į tobulumą, eikime į Dievą. Amen. Užtenka jau tų dalykų. Aš jums rodau dar kitą kelią. Amen, tokį. Bet supraskit, kad Paulius matydamas kiekvienos bažnyčios stovi būseną, amen, jis įrašė laiškus jiems suprantančią kalbą, amen, neatskleisdamas viso savo gylio. Todėl, kaip sakoma, jei kas galite įminti Pauliaus mintis ir patekti į jas, amen, nes tos mintis ateina iš viešpaties, jūs pamatot, kad wow, kur kas yra daug giliau, bet jis labai labai paviršutiniškai atneša tuos dalykus. Amen. Bet vėliau vienas žodis gali pakeisti visą doktriną. Gerai, aš trupučiuką prie to doktrinų ir sugrįšiu, kad jums trupučiuką išlukštenčiau kai kurios dalykus. Patiek gerai, kad neužsiverstų aš. Atsiversiu Kolosiečiams laišką. Vakar kaip tik dar kartą iš graikų kalbos verčiausi žiūrinėjau. Kolosiečiams. Gerai. Kolosiečiams 1:29 eilutė pradžiai. Galiu nuo 28. Paulius sako, mes skelbiam jį, įspėdami kiekvieną žmogų ir mokydami kiekvieną žmogų su visokiojopa išmintimi, kad kiekvieną žmogų padarytume tobulą Kristuje. Ir sako, dėl to aš ir darbuojuos. Ir toliau kablelis yra, sakantis žodis, grumdamasis
jo suteikta jėga, kuri galingai veikia manyje. Na, taip teologiškai paskaičius, dėl to ir aš darbuojuosi, grumdamasis jo suteikta jėga. Kur grumdamasis? Ką? Būtent. Bet, teologai sakytų, grumdamasis, meldžiasi turbūt šatą, garsiai gal, ne? Ne, tas yra, kad aš darbuojuosi dvasioje, grumdamasis. Dvasioje su jo sutikta jėga, aš dvasioje, dvasinėse sferose, amen, grumiuosi su kunigaikštystėm, karalystėm, jūsų labui, jūsų visų labui, bažnyčių labui, mane Viešpats paskyrė, kuom? Būtent sargų ir tvarkdarių sferų, aleliuja. Antras skyrius sako, tad noriu, kad jūs žinotumėt, kaip įnirtingai kovoju už jūs. Tikrai neatsisėdęs religiškai kažkur. Supraskit, kad Paulius realiai pastoviai buvo kur? Uždarytas kalėjimuose. Bet jam nesvarbu, kur buvo jo kūnas. Jis nuo pat paskirimų pirmų dienų tarnavoje dvasioje Dievui, tvarkydamas reikalus bažnyčios. Ne fiziškai. Todėl realiai pažiūrėkit, Paulius, ten uždarytas, ten supančiotas. Ką jis čia galėjo daug padaryti? Kelis laiškus parašė. Brangieji, va tas yra, kad Paulius buvo tas, kuriam Dievas davė dovaną apreiškimų, kurio mažai kas suprato net tada. Iš kitų apaštalų jo nelabai kas suprato. Petras net savo laiške apreiškė, sako, pas Paulių laiškos yra daug nesuprantamų dalykų net man. Petras apaštalas, amen, ir kiti apaštalai. Bet ne visiems duota ta pati dovana. Aleliuja, Kristaus kūnas didelis, turintis daug skirtingų funkcijų. Amen. Tad noriu žinoti, kad jūs žinotumėte, Paulius sako, kaip įnirtingai kovoju už jūs, už laudikiečius ir visus, kurie nėra matę mano kūno veido. Jis net žino, nes dvasioje jisai keliauja per bažnyčias, kovoja, amen, už jas. Sako, jūs net mano veido nematėte realiai, bet aš jūs žinau. Amen. Sako, kovoju už jūs, kad būtų paguostos visų širdys, kad meilę suvienyti visi pasiektų pažinimo, pasakykit, pažinimo pilnatvės turtus ir pažintų paslaptį. Paslaptį. Mes turim pažinti dar paslaptį, pažinimo turtus ir Dievo paslaptį. Dievo ir Kristaus, kuriame slypi visi išminties ir pažinimo turtai. Jis dvasia. Taigi, supraskit, kad kur Paulius kviečia išėti iš elementariosios doktrinos. Bet žmonės negali, jie vis tiek bėga prie tų pačių, prie to pačio maisto, prie pačio ėdalo, nes negali atsiskirti savo sieloje nuo jų su kūniškais suraišymais, negali įeiti į Dievo pilnatvę. Man reikia bendruomenės, man reikia to. Taip, tavo sielai reikia, ne tau. O Dievas atėjo tavo sielą išlaisvinti nuo to, kad tu būtum jo, o ne jų.
Mes žengiame į sritis, kuriuose galime pamatyti tai, ko nematyti. Pirmiau, tikėjimas, kuris atveda į nematomą ir nematomas tampa matomu. Taigi tai reiškia, kad tam tikrą pasiekimą pasiekti reikalaujama tam tikros disciplinos. Kad mes pradėtume žvelgti toliau, neįmatoma. Kad pradėtume ugdyti gebėjimą matyti tai, ko nematome. Aleliuja. Toje funkcionalumo būsenoje žmogus gali tobulėti kaip autoritetas nematomoje sferoje. Visiškai kontroliuoti nematomas sferas ir sritis. Aleliuja. Mes turime įgyti kontrolę nematomose sferose. Juk viskas buvo sukurta mums. Amen. Adomas prarado pirmas, bet antras Adomas viešpats, amen, su juo pergalė mes žengiam kiekvieną dieną, amen, pasimti tai, kas priklauso mum. Aleliuja. Tik tada turėsime valdžią, kontrolę, viešpatavimą ir gebėjimą pajungti matomas sferas. Amen. Nematomos būtybės yra tos, kurios valdo matomas sferas. Nematomumas lemia matomumo likimą. Turite suprasti, kad Biblija Hebrajams 11.3 sako, kad tai, kas atsirado, kilo iš to, kas nebuvo matoma. Amen. Iš nematomo, kas tapo matoma. Nematoma iškėlė tai, kas matoma. Viskas buvo padaryta iš to, kas buvo nepasirodę. Amen. Biblija sako, kad mes suprantame, kad viskas buvo padaryta iš to, iš ko neatsirado. Kai kažkas atsirado iš kažko, o tai reiškia, kad tai dabar valdo tai, ką tu matai. Kai suprasime nematomų sferų galias, gebėjimus ir principus, galėsime valdyti ir savo kūnus. Jūs dabar nekontroliuojate savo inkstų, nekontroliuojate savo kepenų, bet klausykite, ką jums sakau, kad atėjo jau laikas. Atėjo, sakykit, atėjo laikas, kai negalėsite prarasti inkstų, negalėsite prarasti kūno, negalėsite prarasti smegenų ląstelių. Jūs negalite prarasti savo širdies ar bet kurios kūno dalies. Ar žinai kodėl? Nes kiekviena jūsų kūno dalis kilo iš nematomų sferų. Haleliuja. Dievas teleportuoja savo žmonės į nematomas sferas, kur viskas yra valdoma. Amen. Kur viskas yra valdoma ir mes visi nebebūsime valdomi, o patys valdysime. Jau dabar mes turime valdyti. Aleliuja. Jūsų kūnas priklauso jum.
kas čia dabar, kodėl čia mano koja šlubuoja, kodėl tas, kodėl mano inkstai. Todėl, kad kažkas pajungęs pajėgas jūsų teritorijose. Nenoriai, bet visa jėga bando jūs pražudyti. Kol dar turi laiko pakenkti, jie bando pakenkti. Amen? Bet mes žinom vieną, kad mylinčiam Dievą viskas išeina į gerą. Būtent jo vardu pašauktiesiems. Amen? Taip, kad nenusiminkite, bet išgirdę veikite. Amen? Pakelkite visi rankas. Online pakelkite visi rankas. Sakyk, Jėzaus Kristaus vardu. Aš turiu valdžią matomams sferoms, turiu valdžią nematomams sferoms. Ir aš valdysiu karaliaus Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Dabar kiekvieną žmogų, kiekvieną būtybę, amen, kiekvieną dvasią valdo kūnas arba dvasia. Taigi, kai Biblija kalba apie dvasią, Biblija turi omeny sferas. Matote, kad dvasia nėra tik šventoji dvasia. Religijai paprasčiau. Visi galvoja viena šventa dvasia, dar keli angeliukai, ane? Mažesni, didesni, ten galvos jau normalios, o ten kūnai mažesni, didesni, ane? Biblija kalba apie dvasinės sferas. Dvasių sferose jūs sutinkate visokių galių, autoritetų, būtybių. Amen. Kiekvienas buvo mokęs, ne, kad kiekviena dvasia yra kažkokia tai jėga. Ane? Nes, dvasia kaip vėjas, sako, ane? Bet jai sutekta dėl to daug skirtingų religijų. Ten New Age ir ko vadina, tai energijomis, tai dar kom, ten žodžiu. Aleliuja. Todėl sutinkate visokių galių, autoritetų ir būtybių, kurios valdo tame matmenyje, toje dimensijoje, amen, toje sferoje. Būtent, kada išeinam į karą, į kažkokią tai sferą pakilus, amen, susitinkam su kuo? Su tos teritorijos būtybė, amen, kuri, jinai dar valdo. Bet jeigu jau susitiko su mumis, tai jau retai, kuris valdo. Aleliuja. Bet jūs suprantat, kiek jų yra? Kiek yra sferų? Aleliuja. Vien paėmus taip paskaičiavus žemę, ne? Va žemė išties kaip paklonė, ne? Kaip ten vieni galvoja, kad žemė plokščia. Gerai, padarom mes dabar žemę ištiesim kaip paklonė, ne? Tai va, tai virš žemės yra po žemė valdymas, žemėje, virš žemės, amen. Ir dar statosi kas trečiam danguje dabar, amen. Teisėjai, mūsų sostai. Aleliuja. Dabar noriu, kad jūs suprastumėte, jog kiekvienam dalykui, kuris vyksta dvasios sferoje, suteikiama galimybė pasireikšti fiziškai. Amen. Ir mums parodyti pergalę fizinėse srityse turime išmokti parodyti dvasią. Tai dvasia sukuria aplinkybės. Taip pat
dvasios galimybėmis aplinkybės ir įsprendžiamos. Jeigu liga dvasinė, tik tai dvasia ir įspręsi. Amen. O didžioji dalis, ką daro, visus dvasinius dalykus bando įspręsti kuom? Kūnu, fiziškai. Šaknis dvasinė, tu kiek tu nori, tais vaistais gydyk, vis tiek iš šaknies puvimas eis, nes šaknis dvasinė. Amen. Todėl žmonės ir miršta, krenta kaip žiurkės, amen, nuo ko? Dėl to, kad bando, ką daryti, laikinų tepalų pasitepti. Oi, koks linksmuolis. Ai, ir jau mojimą mus vedėjau. Luktark sekundę dar. Mūsų vadas atsikėlė. Aleliuja. Žinot, mes nuo mažų pranašavom, viršininkas, direktorius, sferų vadovas. O, sferų vadovas, sargas. Aš tave tai vadinsiu, gerai? Taigi, kaip sakau, dvasia sukuria aplinkybės, piktoji ir geroji, nesvarbu, bet kurioje, ne? Taip pat dvasios galimybėmis aplinkybės įsprendžiamos. Sprendimai kyla iš dvasios išminties, pajėgumai iš dvasios. Amen? Žinios kyla iš dvasios, intelektas kyla iš dvasios. Kiekvienas naudingas žmogaus gebėjimas kyla iš dvasios sferų ir iš esybių vadinamų sugebėjimais. Amen. Aš kalbėjau, kad dvasia tai galimybė. Amen. Galimybė kažką padaryti, nes žmogus tik indas, nieko nesugebantis. Kažkas turi atnešti impulsuoti. Amen. Jau seniai jums sakiau ir skelbiau, kad žmogaus kūnas yra įvairių gebėjimų mezginys. Akys atlieka kitokį darbą nei smegenų ląstelės. Burna, liežuvis turi savo unikalią atsakomybę kūno vietų ribose. Ranka turi savo atsakomybę. Matot, kiekvienas kūnas yra skirtingas taip, ir jie yra surišti į vieną, kad veiktų skirtingai. Amen. Ir kaip viešpats įdomiai sugalvojo, padarydamas mus visus savo kūnų. Amen. Mes vienas esame to, amen, kad suprastume, ir esame visi to vieno kūno. Amen. Kažkokie tai organai, kaip sako. Norėdami atlikti pareigas, turite suprasti, kad kiekviena jūsų kūno dalis yra atskirų gebėjimų vienetas. Amen. Susiburkite, kad bendradarbiautumėte vienas su kitu, kad įgyvendintumėte savo sąmonę, kad išlaikytumėte savo viziją, kad taptume tuo, ko norite būti, kad taptumėte tuo, ko norite būti. Jums reikia smegenų ląstelių, jums reikia inkstų, jums reikia kepenų, kiekviena kūno dalis yra vieninga. Įvairių kūnų vienetai, taip yra ir dvasioje. Dvasia yra ta sfera, kuri valdo apraiškas. O kad galėtum valdyti bet ką fizinėje sferoje, dvasios sferoje turėtumėte pasipriešinti, amen, ir užimti vietas. Todėl yra kas? Kovos.
Bet žydai net nesistengė iškovoti savo personalių kovų, jie liko ir mirė. Amen. 40 metų bevaikščiodami. Amen. Ir net nepateko, neįėjo į pažado skirtą žemę, kurioje taipogi laukia karas ir kovos. Amen. Ot, yra skirtingai suprantančių, skirtingai mokinančių, bet viskas yra paeiliui. Ir pradžiai visiems reikia pieno, amen, reikia košytės, reikia minkšto maisto, lengvo, aleliuja. Bet vėliau vaikutis augantis, jisai sako, duok man mėsos, sunkesnio maisto, aleliuja. Taip ir mes. Esmė tom, kad Kristaus kūnas visas auginamas jo ir veikiamas Dievo dvasios galimybių dvasios mum patiem kaip studentam mokintis. Religija naudoja kontrolę, manipulaciją, verčia žmonės, amen, eiti, daryti, aukoti, o Dievo dvasia, jinai suteikia galimybę, amen, galimybę, abilities, amen, su kiek tau reikia, sako Dievas, ką tik beprašysite, tą gausite, ane, ko tik melsite, begausite. Jis nekalba apie fizinius dalykus, jis kalba apie dvasinius, nes jis žino, kad viskas gimsta fiziška iš dvasinio. Aleliuja. Norėdami atlikti pareigas, turite suprasti, kad kiekviena jūsų kūno dalis yra atskirų gebėjimų vienetus. Jau šitą skaičiau, ne? Kai Jokūbui susiklosti aplinkybės, kurios buvo jo strėnuose, amen, Jokūbas turėjo situaciją, kurią paveldėjo iš Abraomo, kurią Abraomas perdavė Izaokui, o Izaokas Jokūbui. Amen. Iš šios strėnų kils, ne, strėnų iš tos teritorijos. Amen. Mes meldėmės už šitą teritoriją, ne? Bet reiksim antrą raundą. Amen. Nes mes daug stipresni, kai ateinam į tas kovas su dar daugiau pažinimo. Amen. Jis žinojo, kad kova buvo nuo jo valios ir jam nuo viešpaties. Ir jam reikėjo grumtis dvasioje. Amen. Pradžios knyga 32. Gali atverst? Pradžios knyga 32, 24 eilutė. Jokūbas pasiliko vienas. Ten jis grūmėsi su vienu vyru iki aušros. Grūmėsi. Ane, aš pastoviai grūmiuosi. Na, kaip žiūri šitą situaciją? Dvasiškai ar fiziškai? Ane, galvoju, kad prie kažkoks kaimietis ėjo, karočią, prisigeręs. Jokūbai, sako, dabar duosiu aš tau į galvą. Aš grūmiuosi, mes grūmėmės, ne su kūnu ir krauju, tas pats žodis. Ten jis grūmėsi su vienu vyru iki aušros. Matydamas, kad neįstengė jo įveikti, tas vyras smogė Jokūbui šlaunį ir išnarino Jokūbo šlaunies sąnarį. Tada tas vyras tarė, paleisk mane, nes jau aušta. Jokūbas atsakė, nepaleisiu tavęs, jei manęs nepalaiminsi.
Tas klausė, kuo tu vardu, jis atsakė, Jokūbas. Tada jis tarė, tu nebūsi vadinamas Jokūbu, bet Izraeliu, nes tu kovoji su kuo? Su Dievu ir su žmonėmis ir nugalėjai. Aleliuja. Jis susidūrė su viešpaties angelu ir kovojo sferose, kol nugalėjo. Ir kai jis nugalėjo, ta situacija buvo pakeista, kad pakeistų tam tikrą dalyką, kuris valdė tavo gyvenimą, kuris valdo tavo gyvenimą. Turi būti užkariavimai, turi būti mūšis. Amen? Va, Dievas nedaleido pereiti, per tenais, kad neneštų toliau to, kas buvo, atėjo per Abraomą, Izaoką, sako, viskas nuo šitos vietos Jokūbo giminės vaikus neturi patekti. Amen? Turėjo įvykti kas? Karas dvasioje. Aleliuja. Būtent ir vardą net pakeitė. Aleliuja. Dvasinėse srityse turi vykti karas. Kol neįveiksite sferų, kol nesusidursite su ta dvasia, kuri yra jūsų aplinkybių gyvybės šaltinis, tol iš jos neišeis. Dar kartą sakau, jūsų aplinkybės, jūsų situacijos, jūsų būklė priklauso nuo jūsų esamų, kaip čia pasakyti, dvasinėse sferose esamų dalykų. Ne? Tai rodo, kad ne jūs valdot, bet jūs. Amen. Štai kodėl Biblija kviečia mus į tikėjimo kovą. 1 Timotiejaus 6:12. Neversiu gerai. Ten parašyta, tikėjimo kova yra kova nematomose srityse. Paskaityk, suras. 1 Timotiejaus 6:12, ne? Kiekvieną kartą, kai kalbame apie tikėjimą, Biblija kalba apie veiklą, kuri yra anapus natūralaus. Suprantat? Anapus mes, Kristaus bažnyčia yra ne išorėje, bet viduje. Veikla, man sako, mes daugiau nebe kas, nebe kūnas, bet dvasia. Mes gyvename ne kūnų daugiau, bet dvasia. Pirmas Timotiejaus 6:12. Jo, Paulius sako, kovok gerą tikėjimo kovą. Laikykis amžinojo gyvenimo, kuris kur yra? Dvasioje. Kuriam esi pašauktas ir išpažinai gerą išpažinimą daugelio liudytojų akyse. Aleliuja. Dar kartą sakys, kiekvieną kartą, kai kalbame apie tikėjimą, Biblija kalba apie tikėjimą, tai kalba apie veiklą, kuri yra anapus natūralaus. Jis sako antram laiške Korintiečių 5 skyrius 7 eilutė. Vaikščiokite tikėjimu, o ne regėjimu. Vaikščiokite, gyvenkite. Taigi, kai Biblija kalba apie tikėjimą, tai reiškia regėjimą pamatyti nematomas sferas, gebėjimą susijęti
su neregimojo išminti, intuicija, žmogaus dvasios išmintis, nematomumo sąmonė, tai yra tikėjimas. Tikėjimas neturi nieko bendra su fizinė realybė. Tikėjimas yra susijęs su nematomomis dangiškųjų sferų tikrovėmis. Dabar Dievas sako, atėjo valanda, atėjo karo amžius danguje, karų amžius danguje ir visi turi pradėti matyti toliau. Aleliuja. Nebėk nuo dvasių, kai jos ateina. Nebėk nuo demonų, kai jie ateina. Nebėk nuo šėtono, kai jis ateina. Nebėk nuo angelų, kai jie ateina. Nebėk nuo šviesos būtybių, kai jos pasirodo. Kai kurie iš jų pasižymi intensyvę šlovę. Ir kartais mes pasiduodame. Ne. Kai angelai ateina iš šviesos karalystės, stovėkite tiesiai. Susisiekite su tuo angelu. Sužinokite, kodėl jis čia. Kas tave čia atsiuntė. Kokiu tikslu tu čia. Amen. Turime kilti dvasioje ir užimti Dievo sūnų poziciją. Amen. Turime kilti dvasioje ir užimti Dievo sūnų poziciją. Amen. Todėl kiekvieną kartą atėjęs pasipriešinti, ar esamas jūsų gyvenime demonas, dvasia, būtybė, situacija yra kas? Galimybė pasitemti. Galimybė, laikykite tai galimybė, aš jau ne kartą tai sakiau. Todėl Paulius sako, džiaukitės. Amen. Kai papuolate, kai suteikiama galimybė jums susikauti. Amen, vadinasi, laimėti, užimti. Aleliuja. Kai einu į sferas, neinu aš kaip angelas, neinu kaip žmogus ir neinu kaip naujas kūrinys. Neinu kaip ir atpirktasis. Aš įeinu į dangiškas sferas kaip suaugęs gyvojo Dievo sūnus. Amen. Kunigaikštystės visos žino šviesą. Šviesos intensyvumą, kurį nešiojusi savo viduje. Amen. Viskas matuojama šviesa ugnimi, ane, nes šviesa yra iš tikrųjų yra ugnis, ane. Intensyvumas jos jiems perduoda informaciją, kokio mato Kristus tavyje. Amen. Dangiškose sferose būtybė žiūri į tavo šviesą, įvertina tavo galimybės sferose, jas pritraukia tavo šviesa. Brangiai, mirtis negali manęs nužudyti. Ar žinot kodėl? Nes aš žinau ir turiu gyvenimo šviesą, aš turiu nemirtingumo šviesą, todėl mirčiai nėra vietos į mane patekti. Nors visi mano kūno organai išsijungtų, aš nepaliksiu šio kūno. Ar žinot kodėl? Nes aš įgijau autoritetą ir valdžią nematomose srityse, kuri valdo žmogaus kūną. Amen. Visi matėt filmą Matrica? Visi turbūt matėt.
kai momentas atėjo tas, paskutinė ten vieta, kai koridoriai susitiko. Viena būtybė ir tas. Ir kai ten sėdėjo, jisai sako, jisai tikrai tas. Ir kulkos pradėjo eit ir jisai pradėjo užgreitį. Sako, jisai tikrai tas. Amen. Brangieji, mes einam į amžių, o filmai yra ne kas kita, kai pranašiški dalykai, kurie gyvenimą pasaulyje ateis ir kurie jau yra atėjo ir kurie yra, tik tai sako, kaip ta patarlė sako, kalbėk tiesą ir nieks nieko nesupras. Ką? Šipsokis kalbėk tiesą ir nieks nieko nesupras. Amen. Nieks nepatikės. Todėl filmai daug dalykų diktuoja ir pasakoja tiesą apie pasaulius, apie viską, bet nieks nesupranta. Amen. Čia tik filmukas. Jo, halleluja. Vakar trupučiuką užmečiau, bet patys žiūriu, sako, reikia žiūrėti Simpsonus, nes tu žinai, kas įvyks. Aha, tas jau 30 metų Simpsonai pranašavo dalykus, kurie įvyks. Tai ne pranašystės, tai tiesiog planai tų, kurie ir darys. Atskleidžia priešo planus. Amen. Ką? Ne, čia yra, kaip čia pasakyti, kodėl jie sukuria tos filmukus? Kodėl jos įleidžia ir žmonėms žiūrėti, žinai? Nes jie žiūri, priima, nebijo, jie stiprina tą įvykį, kuris įvyks. Suprantat? Dabar visokių dvi dimensijos labai suartėjo ir jos visiškai turi sueiti vieną ant kitos, kai dvasiniai padarai bus regimi pasauliui, amen. Todėl jau dabar ruošiami, todėl tie filmai vis laik irgi buvo ruošiami visokiausi yra, skraidančios lėkštės, tas, sako, daug matysite įvairiausių stebuklų, amen, bet neapsigaukite. Bus visko. Aleliuja. Taigi, brangieji. Bandot pasižiūrėti, kas pas jūs ten darosi dvasioje, ne? Aleliuja. Žiūrėkit, paprastas dalykas. Dievas neduoda mums daug stiprių kažkokių tai užuomenų. Yra dalykai, kurie mums suteikti viešpaties. Palaukit, romiečiams. Tuoj. Šia viltimi mes esame išgelbėti, bet regima viltis nėra viltis. Jeigu kas mato, tai kam jam viltis? Bet jei viliamės to, ko matome, jei viliamės, ne? Viliamės pasitikim, čia, ko nematome, tada laukiame ištvermingai. Amen. Taip pat ir dvasia, čia iš didžiosios raidės šventoji dvasia, su visom kitom dvasiom galimybėm, padeda mūsų silpnumui, nes mes nežinome, ko turėtume melsti, bet pati dvasia užtaria mus neišsakomom dejonėm. Aleliuja. Širdžių tyrėja žino dvasios mintis, nes ji užtaria šventuosius pagal Dievo valią. Amen. Todėl tau tai reikia suprasti, kad toj situacijoje
tave valdo. Amen. Paprastai, tu supranti, kad tu turi būti viso ko valdytojas. Amen. Ir tiki, kad Dievo dvasia užtars tave šitoj situacijai. Amen. Mes iš pažinimo žinom, kad kiekviena dalis kūnas yra sfera, teritorija. Amen. Inkstai, kepenys, nesvarbu, jeigu kalbam apie sveikatos, apie mūsų fizinio kūno, amen, sferas. Ir kiek tu turi tikėjimo, kiek tu turi pažinimo, kokiam kalba, išraiška, amen, tu gali tikėjimu įžengti, amen. Dar kartą sakau, skirtingos kalbos, tongas, ane, gali būti jisai dėjojimas, gali būti bet koks, gali būti raktas. Atsirakinti pirmiausia. Amen. O karo ginklas yra, žinoma, kas turi tikėjimą, turi riaumojimą. Amen. Esmė, mes esam puolimo strategijos kariai. Mes nebėgam ne mus puola, bet mes žengiam pulti. Amen. Todėl mes, sako, turim būti pasiruošę prieš kiekvieną kaip čia pasakyti, prieš kiekvieną išėjimą į karą, sako, ką padaryti, apsiginkluokite, apsišarvuokite, pasiruoškite kaip reikalas, amen, kad nežengtumėt, amen, pasimkite visus ginklus, aleliuja, dvasioje mes turim skirtingų ginklų. Dievas duoda mums, tai ugnies kamolius, tai kardus skirtingus, amen, tai ėtis, tai strėlės, nes kiekvienoje sferoje mums reikia panaudoti skirtingus ginklus. Aleliuja, kartais priešas, jisai tiesiog, kaip būna dažnai, kada priešas nukerti galvą ar tenais, jisai ras atauga. Ir nieko, tu to ginklu jo visiškai neliuminuosi, kol nepaimsi specialų ginklą, kuris reikalingas jį sunaikinti. Amen. Todėl vis laik dvasioje, jeigu matote, kad dažnai jisai nenugalimas tuo ginklu, o iškart klauskite, pasimkite kitą ginklą. Šventoji dvasia suteik man ginklą dabar, kuris nugalėsiu aš jo. Amen. Aleliuja. Tai va, todėl improvizacijų visokiausių, amen, daug turi būti. Ir suprast, kad, kai aš dar kada sakau, žinai, supraskit, kad už viso to stovi jūsų palaiminimai. Jūsų gyvenimas, palaiminimai, viskas tenais. Jie užgrobę jūsų palaiminimus dvasioje, jūsų teritorijose. Nes viešpats sako, aš jau jūs palaiminu, viską sudėliau prieš pasaulio sukūrimą. Ir daviau valdžią ir jėgą, amen, nugalėjau, eikit su manim, ir pasimkit. Bet bažnyčia laukia toliau, kol Dievas ateis, dar nusilenks prieš juos. Didžioji dalis jo dar laukia, sako, kur tu čia, jis ateis, mus pasiims, pakels ir mes išeisim. Ane? Rapčia, halleluja. Ok. Leis paklauskite, kaip jis jūs pakels, jeigu jūs nepakeliami? Ką? Kaip jis jūs gali pakelti, jeigu jūs sunkus, jeigu jūs nepakeliami? Jei jūs dabar nepakilate ir nerapčinate, tai kaip jis jūs pakels? Jo, daug dainuojančių yra. Kaip tos 10 mergaičių, ne? 10, ne 100. 10 mergaičių. Tai va, 10 yra tų, kurie 10% pasaulio bažnyčios laukia, kol ateis. Ir dar iš tų, kurias laukia, 5 bus sugebėjęs pakilti, nueiti su jo, 5 pasiliks. Nes neturėjo ko. Raketai reikia ugnies, reikia kuro pakilt. Reikia ugnies, alyvos. Ne? Norgi dabar lėktuvas kristų, jeigu benzino nebūtų jame. Ne. Jis lėktuvas, bet be kuro jisai ne lėktuvas.
Metalo gabalas. Ane? Improvizacija kūrėjo, graži, bet neužbaigta. Amen. Aleliuja. Todėl mes turim būti pripildyti, degantys. Mūsų raketa turi būti pilna kūro. Kiekvieną dieną ir naktį, todėl sako, budėkite, pažiūrėkite, kad jūsų kūro neišvogtų. Sako, kaip kūrą gali išvogti? Jūs skambina kasdieną, draugai, broliai, sesės, tėvai, mamytės, bučiutė, ką daro? Jos vogia jūsų kūrą. Jos pirma tai, ką daro, vogia kūrą, gesina ugnį, kad jūsų raketa nepakiltų. Ir jeigu jūs to nesuprantate ir leidžiate iš jūsų vogti, čia jau jūsų pasirinkimas. Su kuo susidėsi, toks tapsi. O, jis sako, nieko čia tokio. Ten tas. Okei. Aš tau pasakiau. Amen. Susidėkite su tais, kurie skraido. Susidėkite su tais, kurias galite skraidyti, pildytis ir toliau ieškoti naujų. Laikas atėjo. Viešpaties durys atidarytos. Amen. 4 skyriui, kas parašyta Apreiškimo knygoje, durys atvaros. Viešpats sako, užeik. Amen. Jonai, užeik. Aukščiau. Užteks sėdėti antram dangui. Aleliuja. Taigi, brangieji, trokškite, ieškokite, amen, dvasinėse sferose visų palaiminimų, visų dalykų. Tai nėra taip lengva, tai nėra taip paprasta ir nėra taip greitai. Amen. Velnias sugalvojo paprasčiau. Jeigu tau reik duonos, tu eini užsidirbi, nusipirki. Amen. Pavalgiai, gerai, pamaitinau kūną. Bet pas Viešpatį į tas sferas papulti yra mūsų asmeninis sprendimas. Amen. Mūsų asmeninė kaina. Amen. Nes paprastus dalykus Jėzus kalbėjo, bet kai kurie žmonės bažnyčiose iki šiol nedaina, sako, kam pasnikas ir malda? Amen. Kaina ir kuras pakilti į sferą ir susikauti su tuo, kurio negalėjo išvaryti. Malda ir pasnikas. Ne? Pinigai, kad nusipirk kūro, pakilti į sferas. Susikauti su tuo. Amen. Kiekvienas sferoje esantis, nesvarbu, kunigaikštis, jėga, princas, nesvarbu, kas užėmęs tas teritorijas, amen, jisai yra jėga. Jėga, kuri taip lengvai nepasiduoda. Amen. Ir bažnyčia su burbuliavimu, jinai net negali pakilti iki antro dangaus. Vietoje atmosfera apsišluoja galbūt, bet kas toliau? Rytoj vėl tas pats. Amen. Teologija demonų neišvaro. Teologijos žinios, intelektinės žinios, jos nieko nepadaro. Amen. Žmogus turi gyventi kuom? Dievo žmogus, vidiniu žmogumi. Melstis vidiniu, kalbėti vidiniu, amen. Viską daryti vidiniu. Aleliuja. Todėl Viešpats sako, jei širdimi tikėsi,
Amen. Ir lūpomis išpažinsi. Tik taip viskas įvyksta. Amen. Širdimi mes turime klausyti, o žmonės ką daro? Klauso ausimis. Suprantate, kad didžioji dalis bažnyčios klauso ausimis, o širdis uždaryta, užkietinta. Užkietinta. Kuom? Tvirtovėmis, savo įsitikinimais, doktrinomis, teologijomis, užkalta širdis, kur yra raktas, su kuria reikia klausyti, tikėti, klausyti, žengti. Amen. Viskas širdimi. Kūnas čia ne prie ko. La priatušia tali karanas sadaši. Riekušia. Mitro klariasa. Ar girdėjote frazę? Aišku, kad girdėjote, visi jo žinote, kuris sako, kad jo žaizdomis mes esame išgydyti. Izaja 53:5. Amen. Jėzaus žaizdos negarantuoja jums dieviškos sveikatos. Jėzaus kirčiai garantuoja dievišką išgydymą, bet pagijęs vis tiek esi labai pažeidžiamas kitoms lėtinėms ligoms. Amen. Na, paprasta, aš šiandien pato nugalėjom tik sukurtus naujus virusus, kažkokius tas, ne, bet velnias nesnaudžia. Jis dieną ir naktį nirtingai darbuojasi. Amen. Per savo indus pasaulyje, kurdamas visokius dalykus, nes jis atėjo ko? Žudyti. Amen. Skaldyti, valdyti, žudyti. Jo tikslas yra patraukti. Taigi mes galime vėl papulti kažkur tai. Amen. Dėl nežinojimo stokos žūsta mano tauta. Dėl pažinimo. Amen. Ir nelaiku. Ir pažinimo trūkumas ar nelaiku, kaip sakoma, neužmatytas kažkas gali iššauti strėlę. Amen. Mūsų kūnas vis dar yra šitoje dimensijoje. Amen. Ir jis mums reikalingas ištransliuoti dangišką gyvenimą. Aleliuja. Gydymas negarantuoja dieviškos sveikatos. Biblija sako, kad jo žaizdomis jūs esate išgydyti. Taipogi Biblija sako 1 Jono knygoje, kur Jonas mylimasis labai giliai pasakė: broliai, visų pirma linkiu ir meldžiu, kad tau visame, kame gerai sektųsi ir kad tu būtum sveikas. Taip, kaip gerai sekasi tavo sielai. Amen. Jis nukreipia, kad visa kita, jeigu tavo sielai seksis, amen, visa kita irgi bus gerai. Amen. Čia trečias Jono laiškas, 2 skyrius. Meldžiuosi ir linkiu, kad tau sektųsi. Linkiu, kad būtumėt sveiki. Taigi dieviškas gydymas skiriasi nuo dieviškos sveikatos. O norint pasiekti dievišką sveikatą, reikia tam tikro ko? Dvasinio karo lygio. Amen? Aš sakau, kada tu eini gatve, dvasinėje sferoje tu ugnis, nuo ugnies visi bėga, nieks nenori sudegti. Dabar, židinys, jeigu degtų, ar šoktum? Ne. O, tu traukias nuo jo, nes nuo jo karštis eina. Amen? Bet jeigu židinys dabar neuždegtas, sakau, pažiūrėsiu, kas ten yra. Aš laisvai atsidarau ir įeinu, nes jis nepavojingas. Amen?
Niekas atsibūdęs ryte, kuris tiki Jėzumi, ar priima kaip Kristų, kaip savo viešpatį bei gelbėtoją, staiga tampa sveikas Kristuje. Religijos bairiai, ne? Arba tampa sveikas savo kūnu, protu ir dvasia. Niekas. Amen. Norint pasiekti dvasinį tobulumą savo sveikatos srityje, reikia daug dvasinių karų. Amen. Kaip Jonas sako, linkiu, kad būtum sveikas. Kaip sakė Jonas, kad tau gerai sektųsi. Taigi jūsų sielos klestėjimas garantuoja dievišką sveikatą. Jūsų sielos klestėjimas garantuoja dievišką sveikatą. Amen. Žinom, kad mūsų siela yra dvasinė būtybė, dvasinė sferoje, užimanti teritorijas. Amen. Būtent antro dangaus. Jei tavo sielai nesiseka, man nesvarbu, tu gali klestėti materialistiškai, tu gali klestėti savo finansuose, tu gali klestėti savo abejotinų protų, tu gali klestėti savo manipulacijose, gali klestėti viskuo, kas materialistiška, bent norint klestėti dievišką sveikatą, pareikalautų iš tavęs dvasinio klestėjimo pažangos. Amen. Kitaip tariant, kad žmogus klestėtų savo sieloje, žmogus turės patekti į Kristaus apvalymą, valdžią ir įtaką. Ne tik jo burnoje, bet ir vaizduotėje, mintyse, elgesyse ir žodžiuose. Elgesyje ir žodžiuose. Jūsų įsivaizdavimų, mintyse. Suprantat, mes dabar jūs klausot manęs, bet tik nutrūkę nuo vadžių, vėl bus kaip iš pradžių, jūsų tos mintys ir jūs sutinkat, nesutinkat, kas yra. Vidiniam žmoguje vyksta karas. Jūs sėdite prie stalo, valgote, jūs einate, vairuojate automobilį, jūsų akis žiūri fizinės čia, o viduj. Kas vyksta? Karas. Kitaip tariant, jūs turite laikytis 3 principų. Kaip Dievas atsargiai ir giliai pasakė Jozui. Jis sako, Jozue, amen, tai yra mano tarno Mozės paslaptis. Kokia? Ta paslaptis, tai jis darė nuolatos, norėdamas pasilikti mano valioje, mano šlovėje, gyvybėje ir sveikatoje. Mozė pradėjo tarnauti kada? 80 sulaukęs. Jis buvo žmogus, kuris tarė žodį dieną ir naktį. Taigi jis nesakė to, ką sakė kiti. Jis nesakė, ką sakė naujienos. Jis nepasakė, ką kalbėjo jo emocijos. Jis nesakė, ką pasakė jo raginimai. Jis pasakė tai, ką sako įstatymo knyga. Jozuje. Jei nori būti sėkmingas kaip Jozuje, tai paslaptis yra užrašyta Jozujės knygoje, 1 skyriui, 8 eilutė. Paskaityk nuo jau. Jozos knyga, 1 skyrius, 8 eilutė. Šita įstatymo knyga ten atsitraukia nuo tavo burnos, bet mąstyk apie ją dieną ir naktį, kad tiksliai vykdytum viską, kas joje parašyta.
tada visa, ką bedarytum, klestės ir visur tau seksis. Ką tai paprastai reiškia esantiems Kristuje? Amen, šitos eilutės. Ką Jėzus pasakė Mato knygoje? Ieškokite dangaus karalystės ir jo teisumo. Ane? Kad malonę atpirkti statytumėte save į dvasinius principus ir įstatymus, kad suprastume Dievo charakterį, poelgius ir figūruojančias ir veikiančias dvasinės sferas. Amen. Tada buvo įstatymas duotas. Amen. Dabar įstatymas yra, jis įvykdytas. Amen. Mums padovanotas, suteiktas savo valia statydintis, amen, per pažinimą, augant, amen, pažinti ko. Todėl ir sako, pirmiausia viso ko, ieškokite ko, jo karalystės ir jo teisumo. Right standing. Tada tu klestėsi visame. Tai va tame yra jūsų personalinės kovos. Gyvenimas, situacijos, viskas. Jos yra todėl, kad jūs neteisūs prieš Dievą. Not right standing with God. Ar suprantat? Neblaiminkit ko nors kito, kaip lietuviškai, nekaltinkit ką nors kito, ne? Ar ten kažkas, ne. Visa kalba apie mus pačius. Visam tam reikia karo, grumtynių, realių kovų, realaus tikėjimo. Kitaip tariant, jūs turite laikytis principų. Amen. Ši įstatymo knyga neišeis iš tavo lūpų, ji neišeis iš tavo burnos. Man nerūpi, kas vyksta pasaulyje, man nerūpi, ką sako mano draugai, man nerūpi, ką sako mano bendruomenė. Turiu reaguoti į kiekvieną posakį, į kiekvieną žodį, į kiekvieną aidą ir į viską, ką matau pagal Dievo žodį. Amen? Absoliučiai. Net medis sutraškėjo ir atkreipė tavo dėmesį, Viešpatie, ką sakai. Kur mane veda? Amen? Tu turi būti pakankamai drausmingas, išgirskit mane, tu turi būti pakankamai drausmingas, kad į viską reaguočiau pagal Dievo žodį. Amen? Į viską mes turime reaguoti atsakingai, drausmingai. Antra, turiu pasirūpinti savo įsivaizduojamomis sferomis. Amen. Aš turiu būti atsakingas už tai, ką galvoju ir ką įsivaizduoju. Nes būtybės mes valdomi tokie, kad jos kiekviena galia, kiekviena būtybė, ne, aplink galimybės, dvasia, sakykime, ne, kitaip jinai neša jūs ką? Mintis. Amen, jinai neša įsivaizdavimus, neša žinias ir kiekviena skirtingai. Ir jūs tas, kuris renkatės. Todėl yra momentas, kada tu apmastinė ir leidi tiems įsivaizdavimams ateiti. Tam reikalinga būtent kas? Gera malda prieš tai, pasiruošimas, amen, kad tikrai galėtum suprast, kad Dievo dvasia tau neša, amen.
kad tu traukiesi iš Dievo dvasios. Aleliuja. Bet dažniausiai yra tokia gausybė, ypač kada ypač brangieji, čia išgirskit mane, ypač kada velnias mato, kada žmonės jau giliau pažengia, ane, dvasių ir jie dvasinius regėjimus mato, įsivaizdavimus, o tada ir didžiausias pavojus kyla. Suprantat? Nes tu atviras, aleliuja, labai gerai. Aš irgi atviras, nes kitaip nežengčiau tokius žingsnius. Nežinau vieną. Ne taip, viešpats vis tiek išves, aš laikausi to, amen. Bet esmė, kai pažįsti Kristų, pažįsti jo charakterį, nesakau, kad aš jo visai pažinęs, ne, kaip ir Paulius sako, bet, aš kalbu iš to, koks esu dabar, ne, kokį pažinimą turiu. Pagal tai tu reaguoji. Pirmiausias įrankis, ką tu darai, tuos įsivaizdavimus, matymus ir regėjimus, viską, pirmiausia, tai filtruoji per Kristų asmenį, per jo charakterį, amen, koks jis yra. Ir tu aiškiai pamatai, kad Kristus tau taip nekalbėtų, Kristus tau neduotų taip, sapne taip, regėjime taip, ar dar kažkur, amen. Visiškai ne pagal jo charakterį. Ir čia taip pat randamas velnias, kuris veikia kaip šviesos angelas. Aleliuja. Todėl aš dar kartą sakau, tos būtybės, jos neteina pas mus regimai, jos atakuoja mus dvasiniai sferoje, amen. Ir jos kalba į mus regėjimais, mintim, visaip, amen. Ir mes tuos įsivaizdavimus ar priimam, nepriimam, amen, taip statosi. Aleliuja. Taigi jūs turite būti atsakingi už tai, ką galvojate ir įsivaizduojate. Nes šitas yra jūsų rankose. Sprendimas to, ką įsivaizdavote, sprendimas to, ką sapnavote, matėte, kalbėjote, ne, yra iš jūsų pusės. Aleliuja. Taigi, sako, dieną ir naktį ten atsitraukia viešpaties žodis nuo jūsų, amen. Mums reikia kartoti, klausyti, skaityti, kad žodis gyventų mumise, amen. Tada, kai aš įsitrauksiu į žodį, kai aš įtrauksiu žodį į savo mąstymą, savo mintis, savo vaizduotę, tada pradėsiu keisti savo seną žmogų. Pradės keistis, amen, kada aš viską. Pažiūrėkit, kaip mums padeda Dievo pažadai. Ane, ateina situacijos vidinės, kokios tenais, tu ten toks niūrus, liūdnas, ane, jau užatakavo vidinį žmogų. Amen. Tavo atsikėliai, kažkoks tas, sveikatos nėra. Jau viskas, jau post factum, jau reikalai padaryti šitono. Dabar tau reikia perimti visą tą. Amen. Kom pažadais, Dievo žodžiu atstatyti, kas iš tikrųjų, nes jie atėjo, tu jau atsikėlėjai su tavo tikrai asmenybė sužalota, ar kaip čia pasakyti. Paveikta. Amen. Ir tai nuolatos. Tol, kol užauksit iki tokio mato, kol nuo jūsų bėgs. Amen. Bet esmė yra ta, kad žmogus dar vis kaip paguldo kūną ir užmiega, ne visą laiką yra visiškai atsidavęs Dievui. Kartais būna nuklajoja. Turi laikytis, ką bedarysi, viską, kas parašyta. Amen. Kad patirtum tą sėkmę, patvirtinimą amžinybėje. Dievo sėkmė nėra žmogaus sėkmė. Amen. Tu gali taip sėkmingai atrodyti prieš natūralų žmogų, bet prieš Dievo žvilgsnį tu esi žiaurus ir visiškai žlugęs žmogus. Suprantat?
kiek krikščionybės yra žmonių, kurie rankas iškėlė, amen, sekmadienį ateina padainuoja ar ten, ne, bet toliau gyvenime jų vaisiai kokie baisus. Todėl daug yra sėkmingai atrodančių, o kodėl jie sėkmingai, nes jie gyvena iš Dievo duotų dovanų, jas neblogai įlavinę, naudojasi jom, žmogus klesti, juda, viskas okei. Amen, bet tai dovana, ne dvasia. Amen. Į tą dielą mane šitą. Aš kaip pamečiau, kur čia. Aha. Taigi, žmonių sėkmė nespindi Dievo akise taip, kaip žmogaus. Taigi, būti sėkmingam reiškia įtvirtinti žodžio autoritetą savo žodžio sferose. Savo liežuviu turi būti pakankamai drausmingas. Tu turi pakeisti savo kalbą Dievo žodžiu. Amen. Kada įsitikinsite, jog jūsų vaizduotė, jūsų mintis, jūsų emocijos ir potraukiai bus nukreipti į aukščiau esančius dalykus, apie kuriuos kalba Kolosiečiams 3:2. Amen, aš pastoviai tą eilutę kartuoju, pastoviai. Amen. Kad, paskaityk dar kartą. Aukštybėse, o ne apie tai, kas žemėje. Mąstykite apie tai, kas aukštybėje, ne apie tai, kas žemėje. Amen. Kad jūsų mintis, emocijos, potraukiai būtų nukreipti į aukščiau esančius dalykus. Amen. Sferos, teritorijos, karalystės, žemės. Wow, taigi tokios platybės. Amen. Viso to negali įsivaizduoti, prašyk Viešpatie Dieve, suteik man dovaną, suteik man tą. Visko belskite, prašykite, aleliuja, kad būtų jūsų gyvenimas suteiktas į ten. Ir tada, kai esate pakankamai drausmingas, kad kiekviename elgesyje, kiekviename žingsnyje esate pakankamai drausmingas savo veiksmuose, tada tu būsi tas, apie kurį Biblija vadina žmogumi, kuriam viskas, ką daro, klestės ir gerai seksis. Amen. Taigi, kad įstatymo knyga nenukryptų nuo tavo burnos, bet mąstyk joje dieną ir naktį. Įstatymo knyga turi valdyti tavo elgesį ir poelgius. Vadinasi, suteiktas mums įstatymas mūsų širdyje. Amen, suteikta Dievo dvasia. Amen. Jinai mum suteikta patiems statydintis. Patiems. Jinai, dar kartą sakau, ne kontrolės dvasia. Žmonės laukia, kol Dievas pasakys, kol pastums, kol kažką. Ne, jis laukia, kol tu pradėsi eiti tuo keliu. Amen. Su jo, pagal jo principus, supratimą, charakterį, pažinimą. Amen. Pradėsi kalbėti, elgtis savo gyvenime. Ne bažnyčioje, bet savo gyvenime dieną ir naktį. Aleliuja. Tapsi valdovu visais amžiais, nesvarbu, kad ateina piktas amžius. Dievo žodis yra amžinai nusistovėjęs, todėl Dievo žodis viešpatauja visais amžiais ir viešpataus. Amen. Dievo žodis viešpatauja visų Evangelijos laikotarpių. Jei kuris nors žmogus nuspręs sąmoningai eiti žodžio keliu ir leis šiam žodžiui apsigyventi jame dieną ir naktį,
Ir jei kuris nors žmogus taps toks drausmingas, kad jūs sąmoningai pradėsite praktikuoti raštus tiek savo psichikos srityje, tiek savo emocinėje srityje, jūsų raginimuose, jūsų mintyse, jūsų įsivaizduojamoje sferoje, jūsų liežuvio, jūsų elgesio, kada žmogus bus pagimdytas tiesiog iš žodžio, tas žmogus bus apimtas žodžio. Tas žmogus pradės keistis ir taps toks keistas visatoje, pilnoje seksualinių ir juslinių visokiausių iškrypimų. Jis taps keistas. Amen. Tas žmogus taps tiksliu nemirtingumo šviesos kanalu, negendamybės šviesa, Dievo šlovės šviesa tai kartai. Aleliuja! Taigi, neįmanoma, kad Dievo žmogus pritaptų pasauliui, kad jis atrodytų kaip jis. Amen? Neįmanoma, kad mūsų sutaptų mintis ir sąmonė. Amen? Kristaus protas, Dievo išmintis yra visai kitokia. Amen? Pasaulio išmintis Dievo akise yra kas? Kvailystė, tuštybė ir niekas. Amen? Aleliuja. Todėl jūs turite būti tas buldozeris, amen, verčiantis pasaulio išmintį, verčiantis viską šluojantis, amen, nes tik pirmiausia nuvertus ir nušlavus aplink jūs gali kažkas statytis. Amen. Bet jeigu bažnyčios krikščionys tikintieji nesugeba net buldozerių išsiravėti savųjų teritorijų, amen, ką kalbėti apie stumimą tamsos. Aleliuja. Taigi, brangieji, šiandieną jums suteikta malonė sukilti, amen, į tas teritorijas, jūsų sveikatos teritorijas, amen, paimkite po vieną aišku apreikštą dalyką. O jums padeda apreikšti kas? Daktarai, kas yra? Jie padėjo kitos dimensijos. O, sako, pas tave tas ir tas. Anas, jie preiškia stipriausią dvasią sėdinti tavo teritorijoje. O, diabetas. Aha, įpritolika sana. Jie prasijako. Aha. Tik neteikit kaip į kovą, kaip kas. Kaip netikintieji. Atesmė. Nes laimi tikėjimas. Amen. Tikėjimas iššaukia. Aleliuja. Tikėjimu ženkite, supraskit. Jeigu, brangiai, žmogus toks sukurtas, sako, kad žmogaus ranka nugalima net pats stipriausias gyvulys. Ne, yra tokia eilutė, man atrodo, kad visi bijosi žmogaus. Ne. Dėl to mes tokie kaip, nebent kokio girto prisigėrusio boksininko bijoma, ne? Taip, žinai, paėmus, kas gali mus išgąsdinti, ne? Bet realiai supraskit, kad dvasinėse sferose tos būtybės, jos nėra kaip žmogus. Jos yra ir 1000 kartų, ir 100 kartų, ir 500 kartų didesnės ir galingesnės. Jeigu tai matyt protų būtų, tai neįmanoma, nes, kaip gali nugalėti kalną. Amen? Bet kalnas taip pat gali sunykti, nes tas, kas tavi yra didesnis, negu tas, kas tose teritorijose. Amen? Jūs tokie galingi. Jūs tokie galingi, jūs tiesiog nežinot. Nežinot, nenaudojat. Amen. Ir velnės dėl to, dėl pažinimo stokos, ką daro, jūs trypia.
Amen. Čia pririšiu. Ai čia. Ok. Jis dar ten biški. Ok. Ten. Amen. Kur durys paliktos. Aleliuja. Bet šiandieną sakykit. Šiandieną aš užminsiu ir sutraiškysiu tom gyvatėm galvas. Ir skorpionam suplėšysiu į gabalus tos Kolorado vabalus. Halleluja. O. Na, ar pavalgėt? Ar pavalgėt? Ar plačiau matote? Amen. Būtent. Na, bet jeigu grįšit pirmiausia rytoj nuo galvos skaudančias, grėpsit už tabletės, tada tikrai suprasiu, kad pavalgėt. Ne. Tabletė gali padėti, žinoma, ane? Aš ką padaryčiau, jeigu man žiauriai rytoj ataka, ane, galva, aš ne iš karto eičiau melstis. Aš suvalgyčiau tablečią, kad numanyčiau fizinę dimensiją mano esamą kūną, o kai jis nurimtų, aš įgyčiau jėgos, o tada ateičiau. Anu kaparida soti kaparale radiaša. Amen? Todėl kvaila yra tie, kurie nesupranta ir sako, ne vaistų negersiu, geriau mirsiu, bet negersiu ir numirė. Nu ir kas geriau? A? Kas geriau? Stupid. Kvaila. Amen? Amen. Aleliuja. O, mamukas šiandien jau papykęs. Rusata jadabo šitą. Kažkas tenais nerimsta. Oi, kaip nerimsta. Pritalako šiandien. Numerius pasiruošę. Ar pasiruošę sukilti? Skirtingos sferos. Amen. Kūnas yra skirtingose vietose, kūno teritorijos skirtingos. Amen. Kiekvienas organas atsako, amen. Jis turi būti harmonija. Amen. Jūs esat šventykla. Amen. Visas kūnas šventykla. Ir sako, kiekvienas, kuris tą šventyklą niokoja, bus sunaikintas. Dievas su jumis ir už jūs, kad jis trokšta, kad tą šventyklos griovėją jūs sunaikintumėt. O kiti galvoja, viešpats sunaikins, man nieko nereik daryti. Ane? Juk parašyta. Jei bando kas nors ją niokot, sunaikins. Aleliuja. Gerai. Kylam. Sita pajarota šitra plorakatas. Somberia protalakota šatiedo. Ripasatia plekošio. Ai, garsą turbūt.